daužė. Pasakok. Kieno čia mašinas? Čia yra Onyx Racing Team Clio MK3 RS. Čia yra Seat Cupra, kaip matome. Taip pat parašta tos pačios komandos narių. Ta taipogi. O tas raudonas Clio RS yra mūsų. Tai čia irgi kitos komandos. O čia irgi kitos komandos. Vienas boksas. Ten trasa. Ten palapinė už tų durų. Ir šiandien esam Nürnbergo trasoje. Klievas labiukus ant kiekvienos pusės iš mašinas. Čia atvažiavo dar kita komanda, nes šių patalpų nuoma yra labai brangi. Tai vienam praktiškai garaže renkasi po 1-2 komandas. Bus įdomi dienelė. Taip atrodo mašinyčių vidus. Prietaisiukų, visko pilna, kompiuteriukų, visa technika. Sakė, kad čia toj mašinytė jau viskas sutikrinta, patikrinta, jau paruošta į trasą, šitos padangos nėra visiškai naujos, bet bus gerai šiandien. Aišku, po to jų dar negalima bus išmest, dar galima bus šiek tiek važinėti, bet jau tikrai netrasoj. Dabar dar stato GoPro kamerytę, kad galėtume matyti gyvai, bet praktiškai varžybos prasidės tik 3:30, dabar treniruotė. Aš sakyčiau, čia yra labai prabangus sportas, hobis. Vairuotojai keičiasi, kadangi vienas varžybos trunka apie 3 valandas. Kiekviena komanda turi savo palapinę arba busiuką, kur sėdi, turi ten gėrimų, maisto, visokiausių įrankių, padangų. Bet svarbiausia vis tiek šitose mašinose yra komplektacija. Ten mačiau ir Honda Civicų, ir Opeliukas, ir Porsche yra, ir BMWsų, absoliučiai įvairiausių markių. Tai čia yra biudžetinis dar variantas. Dabar treniruotė. Įdarbino mane, papurkšino langus, raudonai mašinytį, kad važiuos. Priekinį tik stiko. Langai nuvalyti, padangas patikrintas. Kol treniruotė vyksta, čia visiškas chaosas, bet dar didesnis chaosas bus, kai varžybos bus. Ir ypatingai pavojinga yra šita dalis, kadangi čia mašinos pastoviai važinėja, išvažinėja ir būna labai daug komandų žmonių stovi tiesiog ir gali tave tiesiog greitai nutrenkti. Tai turi išlikti dėmesingas visada.
vairuotojai, nes turi pasitreniruoti ir kiti. Dažniausiai po 2-3 vairuotojus turi kiekviena komanda. Benzinas. Ką čia lieja? Solventą, kad sugertų. Grįžta raudona Renault mašinytė. Tai dabar pilsim kurą, laiko gesintuvą dėl saugumo sumetimų. Gesintuvų matot kaip laiko gale. Treniruotės baigtas. Dabar bus varžybos. Jis ir pavalgys, atsigers vandenuko, palapinį, pasiruoš. Tada bus paskutinė šių metų varžybos. Tai man tikrai pasisekė, kad turiu galimybę šiandien čia būti ir matyti viską iš vidaus. Kaip čia viskas vyksta, tikrai įdomu bent vieną kartą gyvenime, o ne tik būti toj kitoj pusėj, kur labai nedaug žiūrovų šiai dienai, dabar, šiam momentui. Dabar stums automobilį atgal į garažą. Niekas čia nenaudoja sankabos. Visada stumia. Principas ir esmė yra toks, kad tai praktiškai įmonės nuomoja visus garažus. Kartais telpa po 2 įmonės į vieną garažą ir tada tiesiog vairuotojai praktiškai perka paslaugą ir gali sudalyvauti varžybose. Aišku, jeigu laimi ir būna sėkmingas sezonas, tai tikrai šiek tiek atsiperka tos investicijos. Nepasakyčiau, kad labai daug, kadangi tikrai čia skiriasi mašinas, skiriasi ir kainas. Čia šitos raudonos Renault mašinytės praktiškai visos paslaugos kainuoja apie 5 000 eurų. Šiandien oras užsakytas, šviečia saulytė, šilta, nėra šalta, vėjelio praktiškai irgi nėra. Nelyja, tas gerai. Čia yra avarinis elektros išjungimas. Paspaudus mygtuką dingsta visa elektra absoliučiai. Čia yra gesintuvas. Patraukus tiek viduje, tiek variklio skyriui. Pradeda purkšti vanduo. Turim variklį. Yra standartinis Renault RS variklis. Turi 201 arklį. Čia būtent gesintuvo diuzijas. Patraukus būtent šitą pradeda purkšti čia, tiek viduje. Gal čia nieko kaip ir kažko tai Svarbos nėra. Ne. Turim KV važiuoklę. Pilnai reguliuojama tiek viršus, tiek apačia. Einam į galą. Aprodysim mašinytę jam. Gale tai vėlgi nieko per daug nėra. Turim gesintuvą, gesintuvas yra privalomas su gesinimo funkcija tiek vairuotojų, tiek variklio skyriui. Lenktynėms skirtas akumuliatorius, be rūgšties, roll cages. GoPro kamerytė. Jis į startą. Išblizgintos visos mašinos. Vaikšto, rodo, kad 10 minučių liko, žodžiu, visi dedasi šalmus jau. Ir mes šiandien turim 3 vairuotojus, kurie važiuos po 5 ratus, tai vienas ratas apie 80 minučių.
Labai įdomu, ir ten žiūrovų yra. Čia laikas nustatytas, nes pas mus yra 3 dalyviai – Wolfgangas, Stefanas ir Svenas šiandien. O vienas ratas 24 km maždaug. Jau paruošėm įrankius, viską pirmajam vairuotojui, bet jisai neatvažiavo. Sakė, ne viskas gerai, bet pasirodo viskas gerai. Toliau jisai važiuoja. Jam dar liko apie 2 ratus. Ir tada sugrįž pasižiūrėsim, kaip atrodo mašina prieš kitą vairuotoją. Mūsiškis tuoj grįž. Tai reiks pakeisti priekinės padangas. Vienas žmogus keis vieną pusę, kitas žmogus keis kitą. Užpilsim kurą, tada kažkas laikys gesintuvą ir aš valysiu langus.
Der ist jetzt abgeschnitten, oder? Ecke ausreißen, ausschneiden. Baigėsi lenktynės mums šiandien. Realiai ratas sprogo, lempos vienos nebėra ir bumperį reiks sutvarkyti. Bet trečias vairuotojas šiandien nedalyvaus, dalyvavo pirmas ir antras. Niekada nežinai, kas nutiks. Judėsim namo.